sūrio putėsiai su moliūgų padažu. Sutarkuojamas sūris, kiaušinio trynys atskiriamas nuo baltymo. Išplaktą trynį sumaišome su tarkuotu sūriu ir prieskoniais. Baltymą išplakame iki stangrių putų ir taip pat įmaišome į sūrio masę. Viską sudedame į kepimo formą. Sluoksniuojame su plonai pjaustyta kiaulienos nugarinė. Kepame 10 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Ruošiant moliūgų padažą, moliūgas nulupamas ir supjaustomas kubeliais. Kubeliai apkepami keptuvėje ant sviesto. Vėliau gerai apkepinus, moliūgo kubelius dedame į verdantį sultinį ir verdame, kol moliūgas suminkštės. Nupylę sultinį, viską suplakame iki vientisos masės ir įberėme vanilinio cukraus. Gražgarstės salotų pesto ruošiamas iš parmezano sūrio, gražgarstės salotų, kedro riešutų ir alyvuogių aliejaus. Visi šie komponentai suplakami iki vientisos masės. Sūrio paplotėliui sutarkuojame sūrį. Ant sviestinio popieriaus suformavę norimą formą pabarstome prieskoniais ir kepame 5 minutės 180 laipsnių temperatūroje.